Labą dieną, gerbiami konferencijos dalyviai. Man iš tikrųjų labai malonu, kad turiu galimybę pakalbėti šiandien apie nacionalinės miškų politikos aktualijas. Suprantama, nėra labai dėkingas momentas apie tai kalbėti, bet, šiek tiek mano uždavinį palengvina tai, kad mes jau turime naujosios vyriausybės programos projektą. Tai aš manau, kad tai ir yra pagrindinė aktualija, sakykime, apie kurią ir derėtų šiandien kalbėti. Tai trumpai apžvelgus tą tokį išsamų dokumentą, pirmiausia, krinta į akis, kad miškų politikai jame skiriama daug daugiau dėmesio, nei tai būdavo ankstesnių vyriausybių programos. Yra atskiras skyrelis darni miškų politika ir įvardinama net 14 miškų politikai skirtų priemonių. Tai iš tiesų rodo, kad šiai vyriausybei miškų politika yra svarbus dalykas. Kitas, ką reikėtų būtinai akcentuoti, kad tos programos nuostatos, sakyčiau, stiprokai skiriasi nuo nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 12-20 metų programos. Ir ypač nuo šios programos pakeitimo, kuris buvo rengiamas šiais metais, tiesa, jis dienos šviesos neišvydo, būtent dėl vyriausybių kaitos. Tai čia tie pagrindiniai skirtumai, jie atsiskleis galbūt vėliau, bet iš karto pasakysiu, kad skirtumai daugiausia susiję su miškų ūkio ekonominio efektyvumo ir konkurencingumo didinimu, požiūriu į tai ir racionalesniu miškuose sukauptos medienos panaudojimu. Čia didžiausi skirtumai mano supratimu. Jeigu einant toliau, tai tame projekte aiškus prioritetas yra teikiamas gamtosaugai ir miško naudojimo mažinimui. Žinoma, čia galima skirtingai interpretuoti, bet aš matau tai taip. Deklaruojamas yra darnumas, viskas tvarkoj, tačiau yra programoje tokios nuostatos, kurios, sakykime, parodo tam tikrą kryptį arba užduoda tam tikrą kryptį. Tai yra sakoma, kad miškai yra valstybės ir tautos turtas su formaliaja nuosavybės įvairovė. Ką tai reiškia formaliaja nuosavybės įvairovė? Tai lyg tai nuosavybė pastatoma į tokį tolesnį jau planą nustumiama, lyginant su tuo, kad miškas visų pirma yra tautos turtas, dėl ko mes ir nesiginčijame. Toliau yra keletas kitų nuostatų, tačiau tokios nuostatos kaip tolygiai mažinsime plynų kirtimų apimtis ir sieksime, kad šiuo atveju valstybinės reikšmės miškai būtų naudojami tik tiek, kiek yra reikalinga vietiniai medienos pramoniai, jos, aišku, daro prielaidą naudojimo mažinimui. Jeigu kalbant toliau dar, tai ta programa, mano supratimu, ji suteikia nemažai galimybių privačių miškų sektoriaus plėtrai. Nepaisant to, ką prieš tai pasakiau, dėl naudojimo mažinimo, tam tikro rezervuoto požiūrio į nuosavybės formas, vis dėlto ten yra tokių siekių, kaip tobulinti miškininkystę ir miškotvarką, reglamentuojančią teisinę bazę. Labai svarbus niuansas tobulinimas ir racionalizavimas valstybinių ir privačių miškų valdymo modelio. Čia netgi tai galima diskutuoti įvairiai, tačiau čia tai matoma kaip vienas modelis, kaip visuma. Ir toliau detalizuojama, kokios sąlygos geresnės turėtų būti miško savininkams, bendrai ūkiniai veiklai kooperuotis ar konsolidavimui. Ir jau nekartą aptartam švietimo ir konsultavimo plėtrai.
Ir aišku, tokie siekiai kaip išsaugojimas ir skatinimas darbo vietų kūrimo miškininkystėje ir medienos pramonėje, aišku, kažkiek tai gal kontrastuoja su tuo tik siekiu mažinti naudojimą, netiesiogiai išreikštų, bet vis dėlto tai sudaro bendrai paėmus galimybės privačių miškų sektoriaus plėtrai. Žinoma, yra programos projekte ir tokių, aš čia švelniai išsireiškiau, plačiau diskutuotinų nuostatų. Nes, jos iš tikrųjų gali būti labai skirtingai suprantamos ir dėl jų įgyvendinimo, praktinio įgyvendinimo gali kilti gilių diskusijų, aš manau. Tai čia keletą tokių parinkau, kad sudarysime teisinę galimybę lanksčiai traktuoti miškų priežiūros aplinkosauginius reikalavimus. Tai skamba ganėtinai patraukliai, bet jeigu kalbėti apie to įgyvendinimą, tai yra labai atskiros diskusijos reikalaujantis dalykas. Toliau siekis tiesioginių ES išmokų miškų savininkams už miško priežiūrą ir reglamentuotą naudojimą šiaip skamba iš tikrųjų patraukliai. Bet, šiai dienai ES teisinio reguliavimo kontekste, tas yra neįmanoma, nebent pasikeistų ten teisinis reguliavimas. Ir siekis įstatymiškai tvirtinti principą, jog didžioji baudos dalis už miško paklotę, gyvai gamtą padarytą žalą būtų išmokama miško savininkui. Tai vėlgi atskiros diskusijos reikalaujanti tokie uždaviniai. Nepaisant tų jau mano paminėtų tokių, sakyčiau, ganėtinai įvairių tų programos nuostatų, apibendrindamas, galėčiau sakyti, kad, programa iš esmės nesprendžia racionalesnio ir efektyvesnio miškuose sukauptos medienos panaudojimo klausimų. Čia galima bandyti, optimistiškai labai žiūrint, galima bandyti išvelgti, bet matant visumą, tai to aiškiai trūksta. Iš kitos pusės, ta programa sudaro prielaidas miškų valdymo ir miškų ūkio teisinio reguliavimo tobulinimui. Tas matosi akivaizdžiai, o jeigu lyginam su ankstesnių vyriausybių programomis, tai tas gan tiesiai ir pasakyta. Ir, aišku, sudaro prielaidas privačių miškų sektoriaus tam tikrai plėtrai. Bet vėlgi, realus poveikis priklausys daugiausia nuo konkrečių priemonių plano. Čia jau buvo pradžioje kalbėta apie tai, kad, tas priemonių planas bus rengiamas bendradarbiaujant su visais socialiniais partneriais ir aš tikiuosi, kad tada maksimaliai tame priemonių plane atsiskleis, jau konkretizuosis tie uždaviniai. Bet dar svarbiau, kaip bus tas planas, aišku, įgyvendinamas. Tai užbaigdamas savo tokį, trumpą apžvalgą šitos naujosios programos miškų dalies, tik tai norėčiau ir palinkėti, kad, glaudžiai bendradarbiautume, kurdami ir įgyvendindami jau tas priemonės. Tai dėkui, tiek ir norėjau. Norėjau, kadangi labai glaustą tokį pristatymą, tikrai esmę atspindant, paminėjot, aš noriu keletą tokių aspektų pasitikslinti. Dabar be Nerijaus Kupstaičio aktyvaus dalyvavimo mes matyti neturėsim pabaigto netgi projekto nacionalinės miškų ūkio plėtros programos naujos redakcijos. Yra numatyta miškų ūkio konsultacinės tarybos jau senai, jau pavasarį, kad turi būti rengiama nauja redakcija miškų įstatymo, kas irgi miškų departamentas rengs, o tik paskui eis į ministeriją, vyriausybę ir į Seimą. Artėja ir dabar kaip tik prasideda gruodį Filipas Hoganas, Žemės ūkio kaimo plėtros komisaras, paskelbė ES miškų strategijos tą vidurio laikotarpio peržiūrimą ir viešus debatus. Ir dar daug tokių dalykų, kurie labai svarbus esminiai strateginiai ir įskaitant vyriausybės programos, jeigu ją tokią patvirtins, ir opozicija nesugebės atmest net iš pirmo skaitimo priemonių planas. Tai kaip čia su perspektyva matom
ar čia bus taip, kaip mes kalendorių 2017 metų pateikėm, kiekvieną mėnesį po myslę, ar pastebėjot? Kiekvieną mėnesį po myslę, ir jeigu tą myslę kas nors atspės, tai pirmiesiam skirsim prizų vertingų. Ir čia taip ir su miškų politika bus, ar kaip vertinat? Nors aš aišku suprantu, tarnautojam yra sunku atsakyti, bet pats jau plataus tokio požiūrio visur dalyvaujantis, tai gal galime tiesiog įvertinti, o ką čia reikėtų daryti pirmiausia, į kur susikoncentruoti. Ne, tai žinoma, aš galiu atsakyti. Tai, kaip ir sakau, nuo šitos programos labai daug kas priklauso. Ir tai jokių būdų nereiškia, kad tas mūsų įdirbis su nacionalinės miškų sektoriaus plėtros programos pakeitimu, nauja netgi redakcija tos programos bus medamas į šiukšlių dėžę. Aišku, kad ne. Tik tai tiek, kad, matyt, kai jau bus konkrečiai programa patvirtinta, dar nebūtinai sulaukus paties priemonių planų, jau reikės tą projektą kreipti tą kryptimi, kad šitie du dokumentai būtų sudėrėtų tarpusavyje. Mesgi žinom, kad nacionalinė miškų sektoriaus plėtros programa yra patvirtinta vyriausybės. Tai suprantama, kad ji turi dėrėti su vyriausybės programa. Tai tą procesą mes numatom daryti lygiagrečiai. Lygiagrečiai tobulinti nacionalinės miškų sektoriaus plėtros programos projektą, pakeitimą, tą naują redakciją ir lygiagrečiai rengti priemonių planą. Tikrai nesinorėtų laukti 3 mėnesius, kad po to vėl pradėti tą iš naujo. Tai kadangi Nerijus dar dalyvaus ir apskrito stalo diskusijoje, tai aš dabar žiūrėdamas į Gintautą Pangonį vis dėlto, ar jūs ten dalyvausit, yra tokia politikoje, ne mes vieni įžvelgiam tokią grėsmę, kad pažadų investicijų pritraukimo darbo vietų kūrimų daug, o jeigu ištekliai, kuriuos turim sukaupę, nebus naudojami, tai mes dabar turėtumėm aktyviai dalyvauti ir Edmundą Bartkevičių įtraukus. Užtenka prezidentauti, reikia miškininką pradėti. Tai va, padiskutuosim šito būdo. O dabar Neringa, čia yra vietoje, aš noriu padėkoti už pirmą pristatymą ir tikiuosi Nerio labai aktyvaus dalyvavimo diskusijoje. Neriui trumpam perėmus miškų departamento vairą, vis dėlto pasijuto, kad žmogus yra labai plataus akiračio, šiuolaikiškas. Ir tikiuosi, kad ir dabar Donatas Dodutis irgi versle pabuvęs, pažiūrėjęs, kaip veikia įstatymai praktiškai, aš tikiu, kiek buvom susitikę, kad tie sprendimai, kuriuos kartu priiminėsis, bus atviri ir modernus. Tai norim įteikti įrankį. Ginalo firmas siūloma su problemom tvarkytis. O departamentui siūlom tokį pasipuošti, kad būtų kalėdinė dovanėlė tikrai visiems. Ačiū Nerija už dabar ir neatsisveikinam dar, nes tikimės aktyvios diskusijos.